Labas rytas visi poezijos mylėtojai. Šiandien atėjo ta diena, kai mums reikia pabalsuoti už knygų autorių kūrybą, nes mes susitikdavome dėl metų knygos rinkimų, poezijos penketuko labiausiai patikusios poezijos knygos. Dabar trumpai jas visas pristatysiu ir jūs galėsite, jeigu norėsite, pabalsuoti. O balsuoti reikia skaitymometai.lt, poezijos knygų penketukas ir išsirinkti tą knygą, kurios turinys jums labiausiai patiko. Taigi, pradedam. Nuo Ežero žemė, kuri eilėraščių ir poemų romanas vadinamas, su nuotraukomis, piešiniais ir žemėlapiais, sudaužytomis sieloms ir prisikėlusiems balzamo su kūnais. Tomas Butkus parašęs, nupiešęs, sukomponavęs, centrinėme visatos serveryje išleistas eiles knygoms. Iš tikrųjų galite džiaugtis, kad mes turime ką skaityti, turime kuo džiaugtis, turime peno savo sielai, nes šis laikotarpis kaip tik saugoti mūsų sielas. Tobulėti dvasiškai, o tai labai padeda poezija. Taigi, manau, kad aš paskaitysiu kokį vieną eilėraštį, kad ir pavyzdžiui, švelnumas. Kaip Tomui tai atrodo? Nors nuotraukoje tai yra betoninis triušis, vadinasi, bet pavadinimas yra švelnumas. Negaliu ištraukti, negaliu, nes jos braška. Tai žuvys, perdžiuvę akys, sunertos balkone ant kaprono virvelės, įtemptos tarp medvarsčių ir atšokusio špakliaus, tarp dviratininko, minančio tuščią sėdynę, per kiemą yra taburetė. Dvi moterys dulkina kilimą. Aidinčią galvą net švyti. Boilerio viduje uždarytas švelnumas, saugikliai darželio kieme, krokodilas, betono pilis ir būdelės karstyklės, smėlio dėžė ir supynės vaikai, ir auklytės žydras dangus, kurį skauda, kai lipu pasivaikščiot ir nukrentu prūdas. Prikaltas su švendrais, tai nendrės aš ištariu. Du patupdyti žvejai, 9 samokatai ir varlės, ten kurkia tritonai ir šlamas. O aš vis tolyn, nes švelnumas mina mane, nes švelnumas suspardo, bėgant palei daržus, prie rusų mokyklos. O ten 13 dabar guli dugne, meškerioja vaikų kojelės. Neikite vasarą, neikite žiemą, jie slidėmis čiuožia ledo vidiniais paviršiais, anapus akimirkos, kurią surūkysiu, stumdamas dviratį.
Budelkiemį, Žaldininkų Simonaitytės rajonuos, kurią aplankysiu lyg savo mergaitę. Sibiras vardas, jos didelis, baltas, betoninis, loja ir drimba, jam baltos, tai jis, šis betoninis triušis. Taip, ši poezija kitokia, prie kurios mes buvom mokykloje pripratę. Apie upelį, apie saulę, šilumą, mišką, laukus, pievas, medžius, žmones. Taip, Tomas rašė kitaip. Jam tai atrodė gražu, o mums pamatysime. Taigi, jeigu patinka šita knyga, galite padėti pliusiukus ir mes juos užskaitysime. Taigi, toliau pristatau kitą knygą. Žmonės, kurią jūs neseniai ir klausėte. Enrikos Striogaitės. Taip pat atversiu vieną eilėraštį. Labai trumpą atverčiau, bet aš jį paskaitysiu. Alfukas. Kažkadaise maniau, kad aš beveik Verlenas, Rembo Baironas. Ir dabar taip manau. Taigi, toks nuostabus, trumpas eilėraštis. Taip pat labai gražus, sakyčiau, metų laikai, vasara, vėjas. Iš lėto gęsta vasara. Dar spėčiau, bet nėra laiko. Metų laikai ruduo. Šūvis į smilkinį, kraujo dėmė. Ant asfalto, klevo lapo formos, regis ruduo. Metų laikai žiema, goda. Ten mano mylimas, prie geležies prišalusiom lūpom. Sustingusios lede mano kojos, kad būtume arčiau vienas kito, vis pasningam. Metų laikai pavasaris. Į žemę žiūri neramiai delčia, pro dylančią durų akutę. Kai tylutėliai tamsoje vogčia, iš lizdo išskrenda gegutė. Taigi, įvertinkime ir Enrikos Striogaitės knygą Žmonės. Taip, jinai rašo apie žmonės, apie jų gyvenimą. Netgi kai kurie eilėraščiai yra įvardinti būtent vardais ir būtent aprašomas tas žmogus, jo būdas, charakteris, jo gyvenimo būdas. Iš tikrųjų, tai nauja, sakyčiau, poezijos rūšis, bet tiesiog įdomu ją skaityti. Taip, dabar Rimas Užgiris Tarp. Taip pat labai įdomi knyga, kuri pasakoja apie mūsų namus, kad ir kur jie yra, kad ir kur mes esame savo namuose. Visa visata yra mūsų namai. Ir taip pačiai labai gražiai ir pasakęs rašytojas Tomas Venclova. Tai namai, patinka jie mums ar ne. Geras pasakymas. Nu va, kaip tik atsiverčiau eilėraštį Po Vilniumi.
Balandis įsėlina į miestą, gausindamas nežinia kieno kaulus, o šie išsiduoda žemės kvepėjimu. Statybininkai perrėžia senas venas, pamatai praranda tvirtumą. Ekskavatoriai laužėsi prie beveidžių protėvių veidų, kažin kieno jie, numargintų švelnaus saulės žvilgsnių. Šviesošukės švyščioja it kulkos pro sprogstančias pavasarių šakas. Klevai slapčiomis varinėja sulą, o jų šaknys trepčioja giliai, nei nežinodamos, ką liečia. Ši šviesa neturi kalbos taisyklių, tad pasakytų, kas esame. Mes žiūrime, mes nudelbiame žvilgsnį, kaip įsimylėjėliai pakrantėje, klaidžiojantys po mėnesienos takelį, nutvieskusį šniokščiančią jūrą. Bet pažanga paverčia dosnią naktį, įnykę dieną ir saulės atspindžiai nupliko mūsų akis. Mes rausiamės po praeitį kaip kurmiai, kupini svajonių, tik kieno kaulai tie, laukiantys prabudimo. Taigi, visada iškyla tas klausimas praeities. Kodėl? Kodėl su mumis? Kodėl mes? Poezija ir suteikia tą malonų jausmą pamąstyti, pasigilinti į savo gyvenimą, į savo praeitį, į savo svajones. Gera ją skaityti, gera ją suprasti. Taigi dar vienas eilėraštis Akmenys. Ši diena neprideda beveik nieko. Grįstai gatviai, besitriekiančiai margame rytinėme senamiesčio audinyje. Europa čia jau lankėsi. Užsibuvusi vasaros saulė velka didingą savo uodegą per senovinių laikrodžių veidus, o šiems nė motai. Laikas. Nei esmė, nei pinigai, tik matas ir jis senka. Žinau, mes čia lankėmės. Lankėsi kiti, tiek pražuvusių dabar po akmenimis, prastais akmenimis, it antkapiais skurdžiams, dabar iškapotais laiko runomis. Šiandiena buvo lėta it šliužas. Ji jau sugraužė savąjį lapą. Tad kalbėkis, siela, klausykis. Gatvė girgžda nuo visureigių svorio. Mašinų signalai, riksmai ir vėliai tyla. Taigi, jeigu kam patiko būtent šita knyga ir jos turinys, būtinai pabalsuokite. Aš pristatau dar vieną knygą. Tai yra knyga. Vis dėlto poezija yra greta matematikos. Taupumas, askezė, grožis griežtų sprendimų. Nežinoma jį, jei pasiseks, rasi. Tik poezijoje net atrastas jis lieka nežinomas. Puikiai pasakyta, taip? Puikiai pristatyta Aido Marčėno knyga Eilėraščiai ir aš taip pat atsiverčiau rugsėjo 1
Netgi pavadinimai parašyti apačioje puslapio, ne kaip visada pradžioje. Iš tikrųjų įdomu. Rugsėjo 1. Svarbu viduržemio ąžuolai, šiurkščialapiai, ne tik raukšlėmis ar kalba panašus į ąžuolus savo tėvynei. Svarbu jūriniai debesys, mėginantys taviškius pakartoti. Ir kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų kalnai ir maži kalneliai. Daug kas svarbu, daug ką galima gretint, bet švintant. Bet svarbiausia, kad švintant sirena, kuri suvilioti Čiurlionio nespėjo, regi, palengva temstant protų. Kambaryje. Atsiminimo šviesa krinta ant seno pasaulio žemėlapio kopijos. Ir nežinia sergstintis jūrų slibinas krūpteli. Ta mirksnį pro nušvitusias dulkes pasimato gyvenimai. Pamatai šito gyvenimo, kuris bus trumpas ir neramus, ilgas ir susitvardęs. Matai, kad nėra kitų pamatų, nėra kito pasirinkimo visatoje. Vilniuje antakalny slibino ringų privinguriuotame vaikystės kambaryje. Kitoje pusėje. Anapus upės vaikystės namai. Kiemas, kuriame žaisdavai, išlaipioti medžiai, išniukštinėti krantai, švyti, šitiek sykių sapnuoti. Ir takas vingiuoja ten pat, anapus upės. Galėtum nukakti nors šiandien, bet tau dar vis per anksti, pėdseky, per sunku, lai bus, kaip buvę, tegul kaip yra, taip ir lieka. Sapnuose kitoje upės pusėje. Taigi, taip pat labai įdomi knyga. Labai kviečiu pabalsuoti. Ir pristatysiu jums paskutinę Raudonas slidus rūmas, mūsų Ievos Toleikytės eilėraščių knygą. Kaip mes ir kalbėjom, labai įdomu.